Nu tai sveiki, draugai, atvykę į 11 dieną iš 100 dienų Python Challenge. Šiandien turime mini kontaktų knygą, trečią dalį, kur dabaigsime patobulintą mūsų kontaktų knygą su kontaktų įsaugojimu atskirame JSON formato faile. Jau praeitoje dienoje mes pasirašėme didžiąją dalį kodo. Šiandien liko susikurti dar vieną funkciją, kuri priimtų vartotojų įvestis ir atvaizduotų mūsų norimus pasirinktis. Taigi nieko nelaukim ir pradėkim. Tai mums reikalinga dar viena funkcija, def mini kontaktų knyga, tai bus pagrindinė iškviečiama funkcija ir tenai pasidarom kintamąjį kontaktai, kuris būtų išsaugotų mūsų funkciją įkelti kontaktus, any, ir tada susikuriame while true ciklą ir print nauja eilutė. Čia pasidarykim savo meniu, mini kontaktų knyga, print pirmas rodyti visus kontaktus. Pasirinkimai mūsų, antrasis pasirinkimas būtų ieškoti kontakto, trečiasis pridėti kontaktą, pridėti naują. Gal taip turėtų skambėti, pridėti naują kontaktą. Ir ketvirtas, print, čia turi išeiti. Ir tada paklausiam, kokį pasirinkimą norim. Pasirinkimas, įkintamų pasirinkimas, input pagalba. Pasirinkite veiksmą nuo 1 iki 4. Ir ką mums reikėtų padaryti, tai kaip dažnu atveju pasinaudoti strip, jeigu yra tarpai priekį arba gale. Ir tada susikurkim logiką. If pasirinkimas yra lygus vienetui, stringui, nes pagal defaultą inputas saugo stringą, ir tada rodyti kontaktus funkciją ir išsikviečiam kontaktai. If pasirinkimas yra lygus 2, ką tada darom? Tada ieškoti kontakto. If dar vienas, jeigu pasirinkimas yra lygus 3, iškviečiam funkciją, kokią? Pridėti kontaktą ir kontaktai. Ir jeigu pasirinkimas yra lygus 4, tai mes tada turėtume print išeinama iš programos ir padarom break, kad nutrauktume mūsų while true loop ciklą. Else, jeigu nei vienas, tai reiškia, kad netinkama įvestis. Print netinkama pasirinkimas. Bandyk dar kartą nuo 1 iki 4. Ir galų gale, if name yra lygus. Gal dabar neaiškinsiu labai, ką šioje vietoje darom. Sekančioje paskaitoje labiau pasigilinsim į visą šitą struktūrą, o dabar kaip ir pabaiga ir galime mėginti testuoti mūsų kodą.
Pirmas. Kontaktų nerasta. Ieškoti. Meskite vardą. Matau, kad dar yra kur patobulint, galėtume iš karto atvaizduoti, jeigu tuščia, kad kontaktų nėra. Bet Petras, kontaktas nerastas. Trečias, pridėkime kontaktą. Vardas. Tadas, telefono numeris 06 4 4 4 5 5 4 4 5. Tokį. Ir tada pamėginkim rodyti kontaktą rodo. Tada pamėginkim pridėti dar vieną. Petriukas. Ir Petriuko numeris bus 06 4 4 4 4 4 4 4 5. Nu, super, norėčiau šį telefono numerį ir rodyti visus kontaktus. Atvaizduoja 2 kontaktus, ieškom kontakto. Petriukas. Atvaizduoja tik Petriuko kontaktą. Ir jeigu spausime 4, išeiname iš programos ir mūsų programa išeita. Super, galim pagirti save ir mane tuo pačiu, jog nepadarėm nei vienos klaidos rašydami kodą ir viskas suveikė taip, kaip reikia. Taigi galime pasveikinti vieni kitus, jog puikiai padirbėjom, patobulinom savo kontaktų knygą, tačiau pamėginkime dar pažiūrėti, ar mes palikome klaidų. Tai jeigu įrašysime vietoj skaičių raidės, matom, kad netinkamas pasirinkimas, klaidas tvarkom. Jeigu padarom ieškoti kontaktų ir čia įvesime skaičius, matome, kad kontaktas nerastas. Kaip ir viskas gerai atrodo, tačiau tikrai yra kur dar tobulėti, kadangi turėtų neleisti mums rašyti tą pačią telefono numerį 2 asmenim, galėtų patikrinti ir jeigu pažiūrėsime mūsų folderyje, yra naujas failas, kur yra saugoma informacija. Taigi, ačiū, kad buvai. Jeigu patiko, nepamiršk paspausti like, subscribe ir susitiksime jau kitoje pamokoje. Ačiū, jog žiūrėjai ir iki.